Mes vėl grįžome į Saudo Arabiją. Pirmas pasaulio taurės etapas Hail Ralis. Bus 2 dienų ralis. Pirmą kartą atsisėdau Toyota, ne pirmą, o antrą, bet pirmą kartą važiuoju dykumuose, smėlį. Padarėme 50 km testus, su mechanikais papliurpėme, pasidarėm tokius etapus, tai labai viskas fainiai. Iš tikrųjų lauksim tų varžybų, žiūrėsim, priprasti reikia, nes iš Kanamo į Toyota didelis skirtumas ir greičiai viskas. Tai manau, kad bus įdomios varžybos, įdomios 2 dienų varžybos. Pirmą dieną turėsim veikti 173 km, antrą dieną 300. Tai iš viso bus apie 600 km su pervažimai, su visko. Tai aš jau komandą pažįstu, ne pirmą kartą, jau Ispanijoje Aragone važiavom, bet viskas gerai, pravažiavom tenais be tokių sklandžių klaidų, buvo tiek šturmano klaidos, bet esame čia, norime testuotis, važiuoti ir mūsų siekis yra 25 Dakaras, tai žiūrėsim, jeigu surasim biudžetą, tai važiuosim, surasim gerų rėmėjų, tai važiuosim, jeigu patikės mūsų svajonė, tai bus labai malonu, kad jie prisidėjo. Bet dabar yra koncentracija tom varžybom, turiu parodyti geriausią rezultatą, kaip galiu, bet tikslas finišuoti ir žiūrėsim, kaip seksis.